Šiandien pažiūrėsim, ką čia šefas daro valgyti. O taip. O tak va. O kas savininkas? Pabėgo savininkas iš vietos. Vis išsikvietė į travą? Ne. Jau kviesk, išsikviesk, ką tu čia. Mariau, kol kapotas atidarytas, reikia gal vinkodą pažiūrėti, patikrinti. Kur čia vinkodas pas jūs rašomas, palaukit. Ne tas. Kas žino, kur pas būsus vynas rašomas, parašykit komentaruose. Nu, bet tai ką galiu pasakyti, gaisrinė prisistatė pakankamai greitai. 10 minučių. 3-4 po praėjo, aš jau girdėjau sireną. Nu, tai iš tolo buvo. 7-8 minutės prisistatė į vietą. Po to, kai viskas baigėsi. Taip va atsitinka, jeigu laiku nepasitikrinat savo turbiną ir jinai pradeda leisti tepaliuką interkulerį, pradedat važiuoti, duodat gazo, prisiurbė į siurbimo koliką tepalą, mašina užsigazuoja, pradeda dar daugiau padavinėti tepalo į variklį ir viskas. Mašina gazuojasi tiek, kol yra tepalo variklį, būna pilna dūmų, kaip dabar matėt, ir jau jūs nieko nepadarysit, nebent kažkokių stebuklingų būdų nutraukti oro padavimą jam, bet tai padaryti yra sudėtinga, ypač greitai. Bet jeigu niekada to nedarėte, tai greičiausiai, kad pirmą kartą jums to ir nepavyks padaryti. Aišku, yra dar vienas būdas, kaip užgaisinti motorą, bet šitas variantas labiau tinka tiem, pas ką mechaninė pavarų dėžė. Tai tiesiog durėt trečią pavarą, staigiai numetat sankabą ir meldžiatės, kad sankaba yra gera ir užgesina variklį. Kitų atveju prasuka sankabą ir liekat ne tik be motoro, bet dar ir be sankabas. Nu ką, dar viena maikė pas mus iškeliauja. Praeitam epizodė uždaviau klausimą ir paprašiau jūsų atspėti, kokiagi šalis bus, kur aš nukeliausiu. Tai spėjimų tikrai buvo labai daug, apėmėt visą Europą, Aziją, Ameriką, buvo paliestos visos šalis. Ir teisingas atsakymas buvo Italija. Tai mačiau, kad buvo iš viso 2 žmonės, kurie teisingai atspėjo. Prašau su manim susisiekti Instagrame ir nuspręsim, koks jums labiau dydis tiks M ar L. Ir susitarsim dėl tolimesnių dalykų, kaip jums juos atgauti. Stop ženklas. Įdomu, Kazimieras čia sustoja. Su Lambo, kai važiuoja, ar ne? O, kad peršoka čia. Aš manau, kad peršoka irgi čia, šitą vietą. Galėjom ir mes. Atgal, kai važiuosim, peršoks. Sveiki, draugai, su jumis, kaip visada, aš, Armen. Ir šiandien mes, tikrai neskraidysim šito lėktuvo. Šiandien mes atvažiavom pas Kazimierą iš Radviliškių. Senjorui, kuriam yra 80 metų. Kuris turi Lambo, kuris turi daug lėktuvų, visokiausios technikos, motociklų, Mercedesų, S-klasės. Žodžiu, pilnas autoparkas. Prieš pradedant, norėčiau paprašyti jūs būtinai paspausti laiką, nes laikas vienintelis dalykas, kuris pastumia video į priekį, kad pamatytų dar daugiau žmonių. Davai, hebra, palaikom ritmą ir gazuojam toliau.
pradėti su klausimais interviu. Tai pirmas klausimas bus papasakoti bendrai istoriją, kaip pavyko rasti šį automobilį, kiek užtruko laiko ir galbūt kokie sunkumai buvo ieškant tokio automobilio. Ieškojom mes, Lenkijoje buvo nevykęs, ten remontuotas, daug sužinojom kartu. Paskui Vokietijoje buvo, aš ieškojau, kad būtų su pavaru dėžė. Čia mechaninė. Mechaninė. Tai va, paskui sužinojom, kad yra Estijoje ir nuvažiavom, susitarėm nupirkam. O kaip kilo idėja, kad būtent tokį automobilį nusipirkti norit? Kad visokių turiu, reikia pabandyti tokį, sakau. Volgas turėjau visas, ir dabar dar 2 Volgas turiu angarę. Važiuoja dar? Viena važiuoja, viena reikia tvarkyti. O kaip su Mersais būklė važiuoja? Važiuoja visi. Visi? Visi, tik vienas apleistas biškenukas, apkūlė, studentas būdamas tą. Tai dar reikia biškai patvarkyti daugiau. O tas S klasės, tai 150 000 pravažiavęs tik. Ir tuoj bus antikvaras. Kažkokių apskritai sunkumų yra eksploatuojant šį Lamborghini? Nėra jokių sunkumų, važiuoja paprasčiausiai. Kieta mašina kaip sportinė. Mašina kaip mašina, vedasi gerai, traukia žvėriškai. Sparnus uždėtum, pakiltum geriau negu lėktuvas. Esu išbandęs 300. 300? Aerodrome. Suteikė man malonę. Ten tas veikėjas nebuvo lėktuvų ir davė per aerodromą pravaryti. Tai dar buvo galima daugiau, bet jau nebenorėjo. Jau sparnų tada truko, tai tikrai. Nebenorėjo. Į kūrą jis nedaug įima. Iš Estijos 450 km iki mūsų, iš Tartu miesto, užsipyliau pilną baką, tai galvoju, kad neužteks to kūro, parvažiuoju namo, nuvažiuoju prie Kulnyrės 52 litrai. Kadangi jeigu iki 100 važiuoju, ne visi cilindrai dirba. Taip, pusę variklio tik tai. Taip kaip Žigulis, tiek Žigulis, tiek jinai. 10 litrų. Na. O jeigu duotum gazą, tai jau nespėtum pilti. Būdavo vaikystėje vaikai mokykloje sakydavo, turiu pas senelius Lamborghini kaime. Ir vaikai niekada nepatikėdavo šitom istorijom. O kiti kaip žvėriai žinom. Nežinau, ar gyvenime kada nors dar teks laukose su Lamborghini važinėti. Ir pakaba gera, tokia gan minkštai važiuojam. Visas perrinktas naujas, skaityk naujas mašina. Viskas naujas. Kaip oligarchai su Lamborghini atvažiavom po lėktuvo, atsistojom. Po 2 lėktuvais. Jo, žinok, čia pravažiavom su Lambo per pievą, tai Vilnininkai su savo mašina važiuoja, taip lygiai... Tu leidės irgi ant 100 mažiausiai. Net nėra tokio, žinai, susidribėjimo kažkokio. Narbuto kalnas, kai antrą juostą važiuoji, tai tikrai blogiau važiuojas. Bet jums toli nereikia važiuoti. Ne tik taip tą istoriją su mokyklos vaikais, kur sako, pas senelius turi Lamborghini, bet ta istorija, kur pardavinėja mašiną, sako, važinėja dėdukas iki bažnyčios ir atgal. Ir čia viskas yra tiesa, taip ir yra. Bažnyčia, Lambo, namai, viskas vieta. Tai čia neišgalvotas istorija. Tai patikrinom Car Vertical ataskaitą ir čia geras pavyzdys, kaip turi atrodyti geros mašinos ataskaita, nes ataskaita yra visiškai švari, jokių žalų, jokių ridos sukinėjimų, jokių incidentų. Rida tolygiai auganti. Kiek šiuo metu sakėte yra rida? 108. 100. Ar daugiau turėjo būti? 112 turėjo būti. 112. Pasinaudojo dar mano nuolaidos kodų ARMEN, gausit 20% nuolaidą savo ataskaitą.
Nu ką, Arnoldai, savo senatvėje, jeigu įsivaizduoji, tai tik tokia. Tik tokia, ne kitokia. Ne kitokia, tik tokia. Šulinį dabar bačką suleisiu 10 metrų gylio šulinį. Ta prasme, alus? Šulinis? Jo, gersim alų, žinai, 9 mėnesių, kaip pagaminta. O ties šią akimirką ir tenka epizodą ir nutraukti. Taip, žinau, kad pažadėjau šitam epizodį parodyti savo naują pirkinį, bet kaip matote atsirado kitų reikalų, kitų planų, kurie įlindo prieš, tai tenka pastumti pažadėtą epizodą sekančiam kartui. Tai tikiuosi šitas jums patiko. Palaikom laikų, palaikom subscribe ir pasimatom lygiai po savaitės. Čiau. Kalašniką turiu vienintelį. Rimtai? Jo. Parodysiu, kokią elnę nupylė. Vakar.